Amos, čia autofanai. Dabar kviečiame jūs į šalies automobilių sporto meką Kačerginės Nemuno žiedą, kur prieš kelias savaitės finišavo Lietuvos bei Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionatai. Rugsėjo pabaigoje Kačerginės Nemuno žiede įvyko finalinis šių metų Lietuvos ir Baltijos šalių automobilių žiedinių lenktynių čempionato etapas, išaiškinęs sezono nugalėtojus. Paskutiniojo ketvirto etapo baigtis nulėmė šalies čempionus net 2 iš 3 klasių. Kaip jau tapo įprasta, dėl neįtin didelio automobilių skaičiaus Lietuvos ir Baltijos čempionatuose besivaržantys sportininkai buvo sujungti į vieną važiavimą. 2 finalų metu trasoje varžėsi 18 dalyvių 4 automobilių klasėse. Natūralu, jog absoliučiai greičiausias Nemuno žiede buvo Martynas Griška, pilotuojantis geltoną Lotusą. Abiejų važiavimų metu jis laikė tikrai aukštą tempą, kuris varžovams nebuvo įkandamas. Tiesa, kartais atrodė, jog lyderį labai šauniai vaikosi BMW M3 pilotuojantis Andrius Jasoniauskas. Tačiau Baltic Open klasės nugalėtojas etape Martynas pusiau juokais, pusiau rimtai prasitarė. Tyčia atleisdavo akceleratorių ir prisileisdavo varžovą. Norėjosi atidirbti žiūrovams. Po pergalės Kačerginėje sportininkas užima 2. poziciją bendroje metų suvestinėje. Tai nenorėjau nutolti, nes dėl žiūrovų reikia pasistengti, kad ir jiems būtų įdomu žiūrėti, nes kai jau vienas važiuoja, tai koks įdomumas. Specialiai palaikiai? Nu, taip. Kam važiuoti pačiam vienam, tai neįdomu, reikia biški, kad įdomiau stebėti visą aplinkinius. Lietuvos žiedinių lenktynių čempionato A2000 klasėje greičiausias, kaip beje ir viso sezono metu, buvo Marius Miškūnas pilotuojantis Honda Integra. Jį jau drąsiai galime vadinti čempionu. Andrius Jasoniauskas su 66 numeriu pažymėta BMW M3 abiejų važiavimų metu klasėje 2000+ užtikrintai atvažiavo pirmas. Nors jam ir nepavyko įveikti greičiausio lenktynininko, tačiau tai nieko nekeičia. Andrius jau tapo šių metų Lietuvos čempionų klasėje. Klasės A1600 rezultatų suvestinę pakoregavo po antrųjų lenktynių finišo pateiktas techninis protestas. Nors pirmas atvažiavo Dovilo Čiutelio Žigulys, tačiau varžovai suabejojo, ar jis atitinka klasės reikalavimams. Dovilas neleido ardyti variklio dėl netrukus vyksiančių kitų varžybų ir dėl anuliuoto antrų lenktynių rezultato jis nusirito į 2. vietą etape. Pagal galiojančias taisykles etapo nugalėtojų pripažintas Karolis Doleba, 53 starto numeriu pažymėta Honda Civic. Lietuvos automobilių žiedinių lenktynių sezoną užbaigs ilgų distancijų čempionato finalinė kova, kuri vyks spalio 5-6 dienomis Nemuno žiede. Lenktynininkams teks įveikti 555 km. Žiedo čempionatų nugalėtojai tradiciškai bus apdovanoti LASF sezono uždarymo renginyje kartu su kitų automobilių sporto šakų čempionatų prizininkais. Tiek žinių ir naujienų šiandien. Jums